Sveiki, esu Eglė, esu 4 vaikų mama, dirbanti protinį darbą. Taigi, taip jau dažnai atsitikdavo, kad didelio dėmesio sveikam maistui ar sportui tiesiog nebelikdavo, nebeužtekdavo tam laiko. Tai pamačius, kad iš tiesų galbūt ne tiek aš pati, bet ypatingai vaikai maitinasi iš to patogumo, iš to skonio išaukštinimo, ne taip, kaip aš norėčiau, ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad vaikai turėtų maitintis, susidomėjau Waldfitu. Ir praėjau iššūkį, pasisekė susitikti su Jonu, kurio vedimas per visą iššūkį iš tiesų buvo labai profesionalus. Jonas pasižymi ir viso iššūkio metu lydėjo jo pozityvumas, jo palaikymas, jau nekalbant apie tai, kad tikrai Jonas turi labai daug sukaupęs žinių, tiek ir apie Waldfito principus, tiek ir apskritai, kaip veikia kas žmogaus organizme, apie mitybą, sportą ir visu tuo, kas yra susiję aplink Waldfitą ir mitybą. Tai iš tiesų būdavo labai įdomu ir visada gaudavom operatyviai ir išsame informaciją iš Jono, palaikymą, paaiškinimus, kodėl, tarkim, kažkokiam etape vienų ar kitokių dalykų norisi ar nesinori, kaip galbūt lengviau kažkurios tai dalykus praeiti. Tai tikrai labai rekomenduoju, kas bent kiek svarsto ar abejoja, ar jungtis prie iššūkio, tikrai labai rekomenduoju. Ir svarbiausia, ką išsinešiau, iš tiesų neturėjau viršsvorio ir neturėjau kažkokių tai didelių svorio metimo tikslų, tai su to ir neišsinešiau, bet iš tikrųjų, ką gavau ir ko jau, ir kaip mano sesė sakė, nebeatžinosi, tai yra daug žinių. Kai kurie dalykai galbūt yra gana elementarūs, bet kur aš, pavyzdžiui, maniau, kad, nuoširdžiai maniau, kad tai yra sveikas, mums vertingas, naudingas maistas, sužinojau, kad taip nėra, kaip valgyti, su kuo derinti, kas yra naudinga, kas nėra naudinga, apie sezonų cikliškumus ir keitimą produktų. Labai daug, galbūt net elementarių žinių, kurių iš tikrųjų aš nežinojau. Niekas to nemokino, niekas to neaiškino, tai su Jono pagalba tą gavau iš Waldfito ir tikiu, kad iš tiesų tie baziniai principai, tos žinios liks tikrai visam gyvenimui ir kad ir po Waldfito, kaip norėčiau kartais atsipalaiduoti, taip sakant, ir nekreipti dėmesio, kas keliauja į burną, tiesiog nebeišeina. Jau turint tas žinias, turint tą supratimą, tikrai nepraslysta čipsai ar kola ar dar kažkas, tai nebeįmanoma. Tai tikrai labai naudingas, vertingas patyrimas visiems, nesvarbu. Svoris tai yra vienas tik tai iš rodiklių, kad organizme kažkas tai netaip vyksta, bet iš tiesų tai yra daug, ko mes net nematom arba pajaučiam, kad turėtų būti kitaip tik tai tada, kada kažkas tai pasikeičia, o kai esam jau pripratę, net nepastebim, kad yra negerai, tai absoliučiai visiems rekomenduoju išbandyti Waldfitą ir siūlau šitoj kelionėj tikrai rinktis Jono pagalbą, tiksite nenusivylę.